Dar vienas haikas prie kažkas bažnyčios. Kaip iš čia vadinasi? Levada do Moinho. Ar kaip čia jinai? Nu, prie kažkokios tai bažnyčios prasideda parkingė. Labai nedaug vietos, tai reikia čia irgi paanksčiau atvažiuoti. Štur Levada. Nu, štai tokia pradžia. Čia toks strikių nusukimas, ne? Yra laiptai. Jeigu į tą Levada Nova Waterfall, tai reikėtų čia kažkur kopti. Kažkokiais laipčiukais. Nesimato? Nematau čia nieko. Ar čia tiesiog šitas? Atrodo, nedaug tokių vietųjų. Sunku įsilipti. O, ten kažkoks ogrieblys. Kažkur tai einam jau neaišku kur. Labai gražus medis, nudžiūvęs. Ir miškas, sako, gražus. Eina. Bet čia tam tokia mažiau tokių gražių vietų, ne? Jo, tokia iš viso, dabar kiek čia 5 km nuėjom, tai jau prasidėjo tokios turbūt gražesnės vietos. Arba jau esam truputį išpaikinti. Visai gražu čia jau. Ohoho. Fainai. O, va čia dasislapsti, man atrodo. Ohoho. Nu tai šita vieta graži. Taip, ir kur to krioklių gali prabėgti. Tai čia kažkokia dar ola. Tai tikriausiai toliau eina tas takas. Oho. Gan giliai. Plak, aš pasiėmiau savo prožektorių. Ir štai išlindam iš to tunelio. Visai netrumpas tunelis. Na, žiūrėsim, kur čia mus nuveš toliau šitas takas. Čia gal ir yra tas takas, su kuriuo susijungia tas kitas. Bus matyt. Čia karts nuo karto šituose takuose vyksta visokios griūtės, nes matos išvartyti tie koliukai. Čia jau kažkas tai buvo nuvirtę rimto ir visai nesenai. Nes tie vat strypai gan nauji. Čia jau taip juos sulenkti, čia tik tai akmuo gali. Kažkas čia rimto krito. Tai reikia turėti omeny, kad čia vis dėlto eini palei uolas. Levada, kad gal pirmą kartą jaučiasi ta aukščio baimė, nes nėra tų vietomis apsauginių tvorelių. Tai atrodo truputėlį žengsi į šoną ir viskas bus. Kitose net stačiau yra ne tai baisu. O čia va šitoj kažkaip ten jaučiasi tas aukščio baimė. Va, ką reiškia tos apsauginės tvorelis. Na, labai psichologiškai veikia, kad neturi ką, kad nieks tavęs nesaugo nuo prarajos.
Taip eini ir viskas, va tiesiog vašt. Ir gali kristi, susiruosi. Ir viskas. Ir va dar kaip taip reikia prasilenkti su žmonėm. Šitoj vietoj tai gan platu. Ne. O dar vienas eina žmogus. Ok. Tai va, nes nu čia jo. Pirma levada, kur man čia taip jaučiasi aukščio baimė, nežinau. Taip atrodo, kad tai gali čia nunešti apačią. Nors čia nėra taip aukštai. Jo, prie vakar tai ten nuvarčiau. Jo, o čia tai, bet taip nesmagu. Net piko derųjų ten, kur eini, atrodo ant brailų, o ta prasme, o čia tai va šakės, atrodo, va, kažkaip ims ir nukris. Aštuoni kilometrai, tai jau iki šitos vietos. Mums reikia iki ten va tos bažnytėlės. Tai vat pradžia tako yra va ten ta apatinė levanda ir grįžimas yra aukščiau. Ir va tai va eisim visą kelią iki pat bažnyčios. Tai vat tokie vat akmenai užkant ant šitų tvorelių. Prispaudė koks rieduliukas. Neblogai. Iš kur iš čia atridėjo? Čia iš belia kur galėjo. Pamatėm šitų vaisių. Lina norėjo man paskint. Ir nusivertė. Nuo čia. Tai šitą. Niekur nesusibrozdinai? Nu tai čia ir pavarėjai. Brangus vaisiai bus. Nu, čia lik niekieno jie yra. Palei trasą auga. Nu jo, davei čia vaizdų. Biškį išgazdinai. Parodyk rankas. Oho, čia biškį apsibrozdinai. Atsisuk čia. Čia gal kokį vandenį reikia nuplauti. Jaučiu. Aš sau pleistrą dėčiau. Jaučiau, kad dripsiu. Aš jau girdėjau, kad tu reikiai. Nu jo. Na, 2 valandų žygis baigtas. Taip pusė trasos, būtent šita Moinho nelabai patiko, bet tai, kurie grįžom, kaip jinai vadinasi. Tai Novata, tai vat su ta visai nebloga buvo. Nuo to krioklio atgal grįžimas visai patiko. Tai vat dar vienas žygis baigtas.